nes man pradeda tirpt kojos. Aš kartais ilgiau pravaikštau, kartais mažiau. Tai mano tokia, šiaip viskas dabar su širdžia atsistatęs. Visai neblogai jaučiuosi, bet kurie Dievas, aš tikiu Dievą. Daktarai sakė, namietis, bet mes turim ką. Viešpatie atnešam Vytą, kurio gyvenimas visiškai pakeistas. Jo šeimos, jo žmonos, dukro, anūkai. Viešpatie, tu palietei jį tada, prieš 20 metų tam banketą. Dėkoju, mėlyje viešpatie. Palietei prie skaudančio, prisilietai prie skaudančio šono ir dingo tas skausmas viešpatie. Ir tyrimai buvo geri po 0 metų viešpatie. Atneša viešpatie jo stuburo problemas viešpatie. Kuris taip, šito kūno stuburo, kuris taip pat viešpatie yra tavo dvasios šventykla viešpatie. Apvalyk šventoji dvasia, tiesiog tavo savo šventyklą viešpatie. Prisimėk prie stuburo viešpatie. Gražink jam gyvenimą ir sveikatą viešpatie. Bet visai neseniai viešpatie, prieš 2-3 mėnesius viešpatie, neįgalus, sulaužtas stuburas viešpatie. Kelis sulaužtas, atsikėlė kitą rytą viešpatie iš vežimėlės. Tuo paties prašom Vytui viešpatie. Nes jie vieną kartą nustebė, nes jį viešpatie nustebė eilinį kartą. Jėzus vardu. Amen.